Labadiena! Šiandien vėl pašnekėsime apie logaritminės nelygybės. Bet šį kartą norėčiau pasikartoti visas nelygybių ir logaritminės funkcijos savybės. Tai yra logaritmo apibrėžimą. Žinome, kad logaritmas, kurio pagrindas skaičius b, skaičius logaritmo m yra lygus k, jei logaritmo skaičius m yra lygus logaritmo pagrindas b pakeltas laipsniu k. Ir nepamirštame, kad logaritmo pagrindas ir logaritmo skaičius b ir m turi būti daugiau už 0 ir pagrindas negali būti lygus vienetui. Jei turime logaritmų, kurių pagrindai yra vienodi sudėtį, mes parašome vieną logaritmą, o skaičius sudauginame. Jei turim atitinkamai logaritmų skirtumą, kurių pagrindai yra vienodi, parašom vieną logaritmą, o skaičių iš skaičio padaliname. Ir trečioji savybė tai yra pagrindų keitimui. Jei norime pakeisti logaritmo pagrindą, taikome formulę štai tokią. Logaritmas, kurio pagrindas yra b, o skaičius m, galim parašyti naujais logaritmais, tai yra logaritmų pagrindų norimų n, bet rašom trupmeną skaitiklyje logaritmą pagrindų n skaičiaus m, vardiklyje logaritmą pagrindų n skaičiaus b. Ir visada nepamirškite, kad reikia nustatyti logaritmo apibrėžimo sritį. Uždavinys pirmas. Išspręskime nelygybę dešimtainis logaritmas skaičiaus x mažiau arba lygu už dešimtainį logaritmą skaičiaus 8 plus 1. Susikelkime logaritmus į vieną pusę ir pamatę, kad gauname logaritmų dešimtainių skirtumą, galim parašyti, kad tai yra dešimtainis logaritmas skaičiaus x padalinto iš 8. O nelygybė išliko tokia pati, mažiau arba lygu už 1. Žinodami, kad vienetas yra logaritmas dešimtainių pagrindų skaičiaus 10, galime vietoj vieneto įsirašyti ir pritaikyti savybės, kurias mes jau mokėmės praeitą pamoką, kad jei logaritmo pagrindas yra didesnis už vienetą, antilogaritmuojame ir parašome, kad x dalintas iš 8 turi būti mažiau arba lygus už 10 ir sprendžiant nepamirštame pridėti tos nelygybės apibrėžimo sritį pagal sąlygą buvusią knygoje, kad x, kuris yra pirmojoje nelygybėje, kaip skaičius logaritmo, turi visada būti didesnis už 0. Pirmą nelygybę spręsdami padauginame ją iš d8, gauname, kad x turi būti daugiau arba lygus už 80, mažiau arba lygus už 80. O antras reikalavimas x yra daugiau už 0, tai atsakymas yra x nuo išmesto 0 iki uždaryto 80. Aišku, aš galėjau šitoje vietoje tam aiškinimui nubrėžti skaičių tieses ir pasižiūrėti, ar tikrai tenkina šitas abi nelygybės, bet galime tai padaryti ir mintinai. Nusibrėžkim ir įsitikinkim, ar mes buvome teisūs. Mažiau arba lygu už 80. Visi skaičiai į kairę pusę nuo 80. Daugiau už 0, tuščia 0, nes jo negalim paimti. Ir matom tikrai, kad intervalas mum abiem nelygybėm tenkinantis yra tikrai nuo išmesto 0 iki uždaryto 80. Antrasis uždavinys yra logaritminė nelygybė, kurios pagrindas yra 1/3,
o skaičius 3x minus 1 mažiau už minus 1. Žinome, kad logaritmo pagrindas yra tarp 0 ir 1, todėl ši nelygybė bus teisinga, kai 3x minus 1 daugiau už 0 iš apibrėžimo srities ir 3x minus 1 daugiau už 1/3 pakeltą minus 1. 1/3 pakėlus minus 1 gauname 3 ir sprendžiant šitas nelygybės mes gauname štai tokią nelygybių sistemą. Antrąją nelygybę padalinę iš trejeto gauname, kad x turi būti daugiau už 1 sveiką ir 1/3, o kadangi abi nelygybės sako daugiau už 1/3, kita sako daugiau už 1 sveiką 1/3, aš iš karto galiu parašyti atsakymą, kad x turi būti daugiau už 1 sveiką ir 1/3. Sekantis pavyzdys yra su logaritmu, kurio pagrindas yra 2, o skaičius yra x kvadratu plus 2x. Daugiau arba lygu už trejetą. Šitos vietos nebuvo sąlygų, aš galiu ir nutrinti, bet aš savo galvoje galiu pagalvoti, kad trejetas gali pavirsti logaritmų pagrindu 2 ir dvejetu trečiuoju skaičiuje. Tai yra 8. Vėl pritaikau apibrėžimo sritį šitoje vietoje, o štai čia, prisiminusi, kad nelygybė ženklo nekeičia, nes pagrindas didesnis už 2, lieka tik tai palyginti logaritmų skaičius. Norėčiau, kad savarankiškai išsinagrinėtumėte šitą pavyzdį sustabdę mano aiškinimą ir pažiūrėtumėte, ar gaunate lygiai tą patį. Atsakymas parašytas. Pabandykite padaryti savarankiškai. Ketvirtoji nelygybė, padirbėkime drauge su ja, yra štai tokia. Logaritmo pagrindas yra 2/3, logaritmo skaičius yra x kvadratu minus 2,5x ir daugiau arba lygu už minus 1. Perdarau nelygybę, pasižiūrėdama, kada jinai yra teisinga. Kadangi pagrindas yra 2/3, tai yra tarp 0 ir 1, todėl nelygybė bus teisinga tik tada, kai logaritmo skaičius bus mažesnis arba lygus už 2/3 pakeltas minus 1. Aišku, į sistemą parašau, kaip ir visada, nelygybės apibrėžimo sritį. Pastebėjau, kad abi nelygybės yra kvadratinės, todėl turėsiu išskaidyti dauginamaisiais. Susitvarkius pirmąją nelygybę, aš ją gražiai ir išsprendžiu atskirai kairėje lapo pusėje, antrąją dešinėje lapo pusėje. Prilyginu nelygybę 0, suskaičiuoju diskriminantą, randu x1 ir x2 ir išskaidau tą nelygybę dauginamaisiais. X minus 1 šaknis, x minus 2 šaknis mažiau arba lygu už 0 pagal buvusią sąlygą pirmoje nelygybėje. Iš karto aš ją ir nusibraižau skaičių tiesėje, taikydama intervalų metodą. Patikrinu ženklus intervaluose ir pastebiu, kad minusą aš gaunu intervale nuo uždaryto minus 5, 0,5 iki uždaryto trejeto. Sprendžiant antrąją nelygybę dešinėje lapo pusėje, pasižiūrėkite. Pastebiu, kad galiu x išsikelti prieš skliaustukus. Tai yra bendra dauginamai išsikeliu prieš skliaustukus. Gaunu, kad tai yra x kart skliaustukuose x minus 2,5. Ir ši nelygybė bus daugiau už 0 tada, kai nusibraižau iš karto po apačią pirmosios tiesės antrą tiesę, atidedu, pasistengdama išlaikyti daugmaž mastelių, kad kuris skaičius yra kairiau, kuris dešiniau, nustatau intervalo metodo dėka, kad vėl yra interženklai pliusas, minusas ir pliusas,
Šį kartą man reikia pliuso antroji nelygybei, nes prašė daugiau už 0. Ir matau, kad suderinus jas abi, mes gauname atsakymą nuo uždaryto minus pusės iki atidaryto 0 ir nuo uždaryto 2,5 iki atidaryto 2,5 iki uždaryto trejeto. Sėkmės sprendžiant.